Labas rytelis iš Edinburgo. Atsikėlėm, išmiegojom daug valandų, net geriau nesakysiu kiek. Va, ir mūsų vaizdas rytinis pro langą. Saulė teka. Gražu. Dabar yra 7 valandos. Pusrytukas, ane? Vienas tik tau. Vieną gerą čempioną valadai ant viršaus. Vieną, bet užtat čempioną, žiūrėkit, opa, tokį va. Super banana plus, opa. Viskas. Vieną, bet rimta. Diena, ne? Jo, antra diena Edinburge. Vakar tai tokia vis apsnūdė. Jo. Pavarėje nemiegoja, tai šiandien pavarysim. Dabar po 8 truputėlį. Draugai su taksu atvažiuos iki centro, o mes pėsčiom eisim. Valandą 18 minučių. Gerai. Nu, tai kiekimės ten gerai rodo. Svarbu nepasiklysti. Nu, ką? Faina, kaimynai sveikinas. Šokame į taką ir miname va čia. Va čia. Įdom povandeninę laivą nesimatau vakarykščio. Išplaukė. Stebi mumis dabar. Gal tie šnipai ten. Mes juos stebėjom vakar. Vakar būtume matėję vakar. Keliautojai. Nu, mes kaip kiniečių turistai dar bėgom iki centro. Pakeliui dar pažiūrėsim, ką nors. Galėtumėm važiuoti, bet mes norim eiti. Nu. Keistuolėje, ne? Veža turistų dar daugiau. Pasakytumėt, kad ten didelis miestas. Toks, bet taip priderinta prie jūros spalvos, grinai. O kaip jūra tokia pilka, dangus pilkas ir miestas pilka. Ir pažiūrėkit, mes sakėm vakar atoslūgis, tai va šiandien va, tikrai atoslūgis. Nes ten gal 2 metrai žemiau vanduo. Vakar iki čia buvo. Nu ir rimtai vanduo pakrytė. Pamatai švyturio. Kai anomalė, gerai. Pažiūrėkit, ką reiškės atoslūgis. Gerai, laivai ant dugno. Vakar ėjom, plūduriavo viskas. Tai pažiūrėkit, kiek vanduo atsitraukė. Nu, nerealiai atrodo, negali. Aš net Norvegijai taip nesu matęs kada. Bet šiaip Anglijai, kiek žinau, vieni iš ryškiausių potvynio atoslūgių. Labai didelis svyravimas. Gerai. Lipam jau biškė, ne? Nu, į kalną. Tai ne vakar žemyn visą laiką. O tokiam liuks. Samanom kaip apaugė, ne? Tvoro. Bet man atrodo ištepta su kažkomu. Ne, čia samana. Kaip apsamanytų. Jo, bet turbūt tepa. Nes iš tikrųjų pas juos drėgmės daug. Kambenėlį žemėlina. Šuniuks nujodas, žiūrėk. Geras. Galvojau, kad žaislinis. Kaip ir apleista, bet toks natūralų viskas. Lapai, nesugriebta. Ne kaip pas mum, kad ten negali man žolytės, kad lapelių reiktų. Visas mašinas prieš eismą važinėja, kažkaip nesuprant. Tikrai toks įdomu. Nu, pėsčiųjų takas apačioj. Bet toks viskas va medžiais, tokis chaosas, bet ir taip gražiai. O tos gatvytės tokios pirminiai. Tvora kaip Hario Poterio. Gerai. Opa. X5 ir BMW stovi. Bet bliu, nu. Gerai, atrodo vyla tokia. Nu, pažiūrėk, stogas. Tu vakar nematei? Apsamanė? Aš tai mačiau. Šitą nemačiau. Aš mačiau, bet nebesakiau. Anglija. Negalim vadinti Angliją. Mes labai negerai sakom Anglija, Škotija. Ne, čia yra arba Škotija, arba Didžioji Britanija. Anglija, jeigu pavadinti, gaus parausino Škoto su sijonu. Va, sugrįžom
Water of Light Walkway. Pažiūrėsim, kas čia per takas palei upę. Aš galvojau, kad tu ten lipti jau greitai. Ne, aš netokia greita. Šitas takas gal mum ir nelabai tinka. Tinka? Nu, tai liuks. Grinai palei. Pliombočikai. Bet kiek daug eiti. Užtruksim, ne? Na. Tai reik paskubėti. Faktiškai visą laikiesi. Nu ką, judam. 1,5 mylios iki miesto centro. Kas čia mum yra? Pusvalanduks ir vietoj. Nu, svarbu nepaslysti ant lapų. Bet tai gražu, nu. Ir tai va sakai, kodėl rudeninis. Pažiūrėk, koks grožis gamtos. Nu, rimtai, žiūrėk, eini, medinė tvora tokia egzotinė. O, vėl akmeninė prasideda palei upelį. Pažiūrėk. Pažiūrėk, medžiai kokie augia. Tai va. Bet jau nužudyts medis. Čia gali būti ne tik tvora, kad nuo potvinio gal? Nežinau. Gali būti. Va, ten šiltnamiai kažkaip. Nu. O žiūrėk. Ja, iš niekur, išnyra. Užtvanka, žiūrėk. Taigi malūnas, sakau, buvęs. Kur tas malūnas? Už medžio? Ne, tai malūno pačio gal ir nebėra, bet buvęs, kiek suprantu. Ten gal kažkokie gravėsi. Ne. Ką jau gal nebėra. Geras tiltelį, bet tikrai tik mistiškai. Jeigu nebūtų tų grafičių, dar geriau būtų. Biški šlapia. Taigi čia padėta. Žmonės sportuoja. Nu, mes irgi biški pavarysim šiandien. Šuniukus vedžioja, čia sostinė Škotijos, nu. Pažiūrėkit, parkai kokie. Tyla, ramu. Šeštadienio rytas, va, tiltas medinis. Nu, pažiūrėkim. Medinis asfaltuotas tiltas. Gerai. Ne, čia iš tikrųjų guma padengtas, kad nebūtų slidu. O, kaip žmonės gyvena. O ką žinau? Mes antram aukšte einam. Pirmam aukšte nemato nieko, tik. Bet gal triukšmo mažiau. Ne? Mat gyvena, va, laipteliai kiekviena. Ja. Mes kažkur grybaujam. Toks daugiabučių, nedaugiabučių. Daugiabučių, nedaugiabučių kvartalėlį. Turtingų dėdžių ir ten. Čia automobilių siaubas. O, geras, žiūrėk, legendinis, labai derinasi ši. Ten reikalų turbūt yra restauruoti. Gerai, bet toks teisingai sakė visi kalnai. Tegu džiaugiasi, kad su autobusu išvažiavo. Mes taip užkuojam. Gerai atrodo tie autobusai, ne? Bet raudonė gal įspūdingiau. Londone. Nors jo, labiau išsiskiria šitą suderinti su vietinio aplinka. Man atrodo, čia nužudymus buvo. Oi, savo, taip kaip. Užmatėm kažkokį pastatėlį, tai ir lėkiam žiūrėti. Renat, kažkas balkoną turi gerą. O, Stepas Petras. Stepai, buvai paslėpsim perliuką tokį utilėjėdama. Aš suprantu, kad dramos po to vyksta. Ir va toks senamis, labiau senamis. Aš pažiūrėsiu, kas už kampo. Nu, kaliam ir tiesiu. Ar varom ten? Yra ir -2 aukštai. Tai ten bednegas.
po to turtingesnė, vidutinė klasė ir ten jau baronai, bajorai. Visų viršuje gyvena Karlsoną. O, pravažiavo tai. Nu. Manau, kad jau pilį priėjom. Tik mums iš kitos pusės reikia. Va, tą gatvę tai tikrai ėjom. Nu, ėjom. Nu va, pilis jau matosi. Ieškosim laiptelių. Nu va, pilis visų gražumu. Gera muzika. Pasiderinau. Na ką, lendam į tuneliuką, laiptelių krūvytė. Geras, va tie man patinka. Tie. Nu rimtai mistiška atrodo, apsamanyje stogeliai. Man karšta, ką aš galiu padaryti. Nu, atžvengia iš visų, kur trumpam rankovėm vaikšto. Va, dabar aš tik vieną sluoksnį nusimsiu, dar turiu nemažai. Bet tas sluoksnis toks stariausias, sakyčiau. Skambina Vytas, sako, kilometrinę eilę. Jo nemais kaip Turkijai stovėjom. Vytai dar paranksti. Gerai. Tu klausai? Kadangi bilietai nuo 10 iki pusę 11, tai tenka laukti, niekas neįleidžia į vidų, dar kokį 10 minučių turim. Žiūrim, ar praleis mum 5. O, praleido. Ką, įleidom? Reiškės iš tikrųjų nusipirkau. Nu, bandom įsibrauti į rūmą. Molia. Ne. Tu kas eilė? Aš nežinau, kur ten jie visi. Į vaizdą gal čia? Vietaremtai. Ne, tai va čia užlipi, va matai, vaizdą pasižiūrėti. Oi, panoramkė kokia. Pily miestelis visas. Nu ką, gražu, ne? Gražu. Eisim po miestelį pilies pasidairyti. Čia tipo muziejus. Nu, tipo vaizdas nupieštas. O, žiūrėk, kaip patranką patyriau. Pažiūrėk, gali prieiti. Aš tai pasakysiu, toks šalmas ar tokia kepurė. Oho, kiek. Čia tie rankinukai. Aš žinai, kas tas rankinukai? Nu kas? Ten paraką įsisidėdė. Rimtai? Taip. Seniau į tą rankinuką dėdavo paraką, o dabar ką deda? Spėju, kad mobiliaką.
Bet buvo su kelnėm seniau, tai kodėl dabar sijonai pas juos? Va, normali apranga. Čia sijonas? Ale rimtai, su sijonu. Geras dukraneliai. Kavos pertraukėlė. Čia ryte ir salė. Čia einam karūnos pasižiūrėti. Turėtų būti karaliaus. Va, herbai. O, dar vaidukų. Karūnavimo scena. Buvo ir karūna, ir kardas, tik neleido ten filmuoti ir fotkinti. Čia dabar apartamentai, kas čia? Karalių. Pabaliavot neblogai. Žydinis įkari, džibėlą pasistatė. Šokiai. Radom dar tokių užkampėlių. David's Tower. Va, kur įdomiausia, tuneliukai, rusiukai. Čia tai jau. Ir kvaps toks įdomus. Va, kaminas. Ventiliacija. Tai čia šaudydavo iš tos vietos. Reiktų driokstelti iš tos patrankos, nežinau, čia gundati. Buldinti. Į kurį nors, į ką čia pataikyti, nu. Ama gal į bažnyčią kokią? Ne, nu tavo ten. Į savivaldybę. Mane tai stebinta žalytė. Kaip tokia ideali. Tokia graži žalia. Bet žinant, kiek pas juos lietaus ir vandens būna, kad ir dabar apsiniaukia, tai nėra čia ko stebėtis. Šunų kapinės geras. Bet čia karališkų šunų. Karališkų nuo 16 amžiaus? Medžioklė, va. Ne, nuo 1837. Matėm tikrą škotą su sijonu, bet kažkaip gėda filmuoti buvo. Bet pirmą kartą. Šiaip turistas. Gal iš aukštai išeis nufilmuoti. Tikras vietinis, kaip gražiai atrodo, šakės. Kaip faina. Valandą laiko pasivaikščiojom, einam link išėjimo. Pabaigėm kelionę po pilį. Dabar judam į katedrą. Pilis tai ne taip, kad pilis ten vaikštai po pilį. Ne, čia yra labiau miestelis. Kičių žmonių patrigubėjo aikštį. Kur tau net nepatrigubėja? Pilna aikštė. Tai dabar iš pilies eisim į nacionalinį Škotijos muziejų, iki kurio ten milės truputėlių, bet eisim senamiesčiu, grožėdamiesi Edinburgo vaizdais. O, žiūrėk, čia kažkas vyksta. Vytai, pašok pagal muziką. Jonuką reikėtų, tai gal galėčiau. Esame viskio parduotuvėje. 7700 už tą buteliuką. Kitas žmogus, žiūrėk. Nefilmuok. Aš kaip anoreksiks atrodo. Ne, o aš radau motivaciją planėti, o dabar pats tas. Kokie mes kūdi, manekenai. Oho. Nu gal biškai per daug jau valgau. Sauliau, palauk. Aš jau biškai per daug valgau kažkaip. Šonu pasisuk. Valgam burgerį. Gal nebevalgau. Autobusas 2 aukštų ir taksi angliškas. Ir Renata vartaliojas per gatvę.
žodžiu, renkamės magnetuką. Nu, to tai tikrai matėm. Nu, bet labai sunku Tai išsirinkti. gerai, va šitą. Norisi gražaus. Šitą. Kaina už 3 magnetukus 10 svarų. Ne, bet tas pats pastas. O tas va. Tai gal vėliava? Tas vaizdas. Na, judesėlis vyksta, ne? Chaosėlis darosi. Yra parduotytė Kašmyro ir čia yra ne kiniškas. Kiniškas kainuoja 50 eurų, o originalus kainuoja 7-8 svarus. Tikras 100% Kašmyras. Vietinis, škotų. Tai, sakai, čia originali parduotuvėlė. Taip. Nu tai taip. Ne, tai gal. Mes kur randamės? Mes randamės pačiam centre. Prie centriniai gatvėje. Kokia čia gatvė? Ne, o tu čia tu nešios? Taip, va, iš karto. Tu jo aišku? Nenoriu, siūliu. Ta reikia daryti ir taip, aš to ir užsidėsiu iš karto. Nežinau, koks geras jausmas, kai kaklui, va, tu pati nešioji, žinai. Tinka. Žiemai pasiruošęs, ne? Slydžių, kepurės ir varom nuo kalniukų. Sijoną škotišką, tu kojinių ilgų. Nu, kėdai gal biškai netinka, pirksim klumpės. Ir varom. Aš iš karto pasijutau, žinai, aukštuomenės dalis. Nu. Geras. Kepurė, žiūrėk, kepurė. Reikia pačiupinėti tą. Nagų grybėlis. Jo nagų grybėlį pačiupiniau. Toj katedrai vakar buvom. Bet žiūrėk, katedros stogas kaip karūno, ne? Ne, bernvakaris greičiausiai. Nu. Sakom, užeisim į gražią bažnyčią ir žiūrim, marketas. Kas čia dabar? Bažnyčiai marketas? Požiūrėkit, erdvė kokio. Tokią bajerę nemačiau, kad bažnyčiai būtų parduotuvė padaryta. Nu. Kokia erdvė, pažiūrėk. Nu tai turbūt nieks nebesilankė, sako, reikia išnaudoti praktiškai. Bet čia turgus ir rankdarbių. Geras. Šitai bažnyčiai marketas, o turgus. Mitingą kažkokį papuolėm, nu. Ai, palestiniečiai tie. Jie čia, žinau, geriau varyti čia. Nu, geriau neikit. Eisim į aną katedrą, kur matos toli. Vaidas jau ruošiasi fotosesijai. Dar liko 13 gal minučių iki patrankos šūvio. Va ten iš pilies. Tiestas, 1, 2, 3. Kol laukiame saliutų, valgom, ragaujam rūgščius traškučius. Nu, labai rūgštus su actu. Geras, ne? Žiūrėk, nu. A, kur nenukrenta? Va, ir nužygiuoji. Vien šuviuk. Bet matėt, dūmai išrūko ir garsas atėjo. Čia seniau pagal šitą šūvį žmonės savo laikrodžius nusistatydavo. Nu, paragausim viską. Ragaujam viskuką. Bet toks karas. Ragavai? Nu? Nu toks. Nu va, atsigėrėm viskio, po gurkšnį iškart šilčiau pasidarė. Fainai. Nu, fainai. O tai bažnyčiai, ką jie čia? Irgi gal per mišęs viskį, ne vyną
Gerai. Nenustebčiu stipriai. Nu, aš irgi nenustebčiau. Atėjom iki Šventos Marijos katedros. Dabar ieškom įėjimo. Man atrodo, eisim aplinkui 2 ratus, kol apeisim. Dabar galvoju, sakiau Šventos Marijos, bet rašosi Marijas, tai Šventos Marijos tada katedra. Kaip čia verčiasi? Marijas. Nu taip, Marijas. Kaip išversti Marijas? Marijos. Dirba. O šitą panašesnė į katedrą. Bet lūpos pažiūrėtos. Pagalvėlės kojom pasidėti keliam. Biškį akligatvį pataikėm, tai teks atgal. O kodėl taip ilgai? Ai, nestovinėjimo daug. Tai jeigu taksas pusę valandos, tai ką tu nori praleisti? Man atrodo, gal jūs eikit į paprastą bariuką pavalgyti. Ir staupom laiką. Bet jie vos adekvačiai eis piškom. Mes valandą pusantros eisim. 10 minučių rašo, tai eis realiai valandą kokią, o autobusų kem 5, o su Boltu tai... Gal bažnyčia? Nu. Buvo. Gal labiau bažnyčia. Bet tai čia tik... Dar vienas bažnyčias... Bajeris. Ne, pritaikymas praktiškai. Hostelis, nu. Va. Geras. Bet jau čia įdomu būtų tokiam... Uik, tu savo. Pažiūrėk, gatvytės. Bokštelį, tokia. Einam link Den Village. 160 jardų. O jardas tai kiek čia yra? Neaišku. Nu, žodžiu, netoli. Vėl į kitą pasaulį papuolėm. Žinai, kas labai gerai iš to triukšmo ištrūkti. Ne? Nu, rimtai tokia ramybė. Ypač vienas triukšmadarys atsiskyrė. Valgyti švarę. Triukšmadarys. Tik pasidžiaugiam ramybę ir va, vėl žmonių. Tokia romantiška vietelė. Žmonių iš karto. Gerai, pasigrožėjom tą pakrantę vandeniu, gražiais vaizdais. Dabar einam iki Arturo krėslo. Tik 2 mylios. Vaidai, man atrodo, mes grįžę viską myliom skaičiuosim, nebe kilometrais. Žmogus pravažiuoti nori. Tegu važiuoja tas žmogus. Va, vietos sočiai. Tik ne tą pusę važiuoja tas žmogus. Viet pusę sumaišę. Visur gražu, kračiai. Fotkink, nefotkink. Žiūrėk, dabar jau mes ant kitą tiltelį. Pažiūrėk, ten tiltas. O kas ten per bažnyčią? Čia dabar nuo kito tiltelio. Nu, iš karto toks namėlį. Ar ten gyvena? Va, geras klausimas. Jo, mums šičia. Rožinė mašinytė nuvažiavo. Nu jo, yra įkalnė kokie 30%. Čia mum įvedė, aš nesuprantu. Mes jau ant tilto. Easy peasy. Į bažnyčią, na. O viena bažnyčia tiesiai. Pasimelis, kad vis dar gyvi. Nors varom kaip išpratė. Turim bažnyčią už tiltą. Ryškiom raudonom durim. Bet, ko gero, bus uždaryta.
Antradienį iki penktadienį. Savaitgalys nedirba, nėra ko melstis savaitgalys. Tiltas iš šono, bet žymiai įspūdingiau iš apačios iš šono, negu iš viršaus. Langelis. Nu, sakau, Haris gyvena. Ten, čia yra, žiūrėkit, senovė ir modernas išlena. Nu, taip, bent jau spalvai tą pusę, nežinau. O šitai buvom tik iš kito galo. Šventos Marijos bažnyčia, katedra. Va šitas tai geras. Ką tik autobusas mums užpypsina, kaip per raudoną bėgom. Vos nežuvom. Žiūrėkas. Kaip suprast? Ai, jisgi ne į tą pusę važiuoja, aš eik tu savo. Sakau, traukinys stovi prieš taksą. Kaip čia sakau, viens prieš kitą. O kad čia priešingas eismas ir jie važiuoja tiesiai, tai biški pamiršom. Kažkam šventė šiandien. Va jaunikis. Geras, jaunikis įsijodu. Vaitsa, kada mažai laiptelių šiandien, tai lipam. Čia į kapines miesto centre. Obeliskas, čia gal įžymių žmonių kokių? Tai išsilakstė, nu. Helovinsgi praėjo. Ar būtumėm užlypę į tą bokštelį, bet jį pasakė vėjas per didelis, nupūs mumis. Mum veda tokiais takeliais. Nežinau, Vaidai, kur tu čia mum nuvesi. Paklaidint nori. Realiai tai mum reikia va ten ant tos kalvos atsirasti. Įtariu, kad bus įdomu. Nu ką, einam. Kur einam mes saknis ligoninė, klausinėkit, nu. Einam tokiais tuneliais. Pasakytum, kad čia mes mieste esam? Atrodo, kad... Reikėjo apie pionierių paklausyti. O blemba, tokia kalvelė laukia. Tai va, ir vėl bažnyčia, ne bažnyčia. Galerija. Bet kaip pas juos įdomu. Oi, čia mašina iš tos pusės. Po autobusiuko galbūt. Ne. Bėgam. Priėjom kalvą. Holyrood parkas čia yra. Ir parkingas. Čia tiem, kurie atvažiuoja pasivaikščioti. Vos neuždusau, kaip prirūkė. Va, tu pažiūrėk, čia takas, čia asfaltas. Čia eisim kaip greitkeliu. Oi, vaikyti, čia bus liuks. Kas nors dabar galėtų pasakyti, kad mes tą sostiniai Edinburgė, ne? Kokia sostinė? Nu va, Edinburgė, pažiūrėkit, nu kur čia Edinburgas? Pievos kažkokio. Avių tik trūksta, varna vaiksta po kelią. Ir daug idiotų lipančių į kalną. Tai va, įdomus tas miestas, nes tik paėjai peškom 15 minučių ir atsidari laukiniai gamtoj. Va, viskas, wild. Baigęs mūsų geras kelias. Einam dabar tokiais maurynais. Na, žinot, hibrytė. Džiaukitės, kad neėjat su mum. Bus reikalų, matyt. Gal nereiks raktas paznakviesti. O, ežeras. Na, ežerėlis matos, bet pažiūrėkit va prieki. Ar tik pradžia. Nu, nesakyk, bet vis tiek faina atvarai į didmiestį ir gali pasidžiaugti va, net kalnais. Va, kaip faina. Aišku, reikia dar įveikti tą keliuką. O toks easy pasivaikščiojimas, ne? Easy. Nu. Buvo ir hardly. Man atrodo, man jau nebe viskai, jau reikės amfetamino.
žinojau, kad reiks laipiot, dėl ko žygio batus įsidėjau. Nu tai va. Aš žinojau. Ir va tokį statumą ir varom. Salai. Taip staigiai kilos, ne? Statokas. Kilometrų kaip ir nedaug, bet aš sakau, kad ant tokio kalno kaip šitaip. Tai va taip. Nu ką, mums reikia va ten. A ne, Rana? Aš manau, kad ten. Kiek liko? Visai nedaug. Beveik garantuoju, kad krateris va čia va buvo. Ugnikalnė, ne? Tai aš nežinau, ar čia ugnikalnis. Nu, tai kad kažkas sakė ant ugnikalnio. Gyva dar? Aha. Dar, jeigu atsakė, aha, tai dar gyva. Jau net iš šono matas biški. Kai vaizdas. Mums dar ten. Yes, užlipom pusę kelio. Dar šiek tiek greitkelio akmenėmis grįsto ir būsim viršūniai. Kas čia beliko, jau ranka galiu pasiekti va viršūnę. Dar gyvi, dar lipam, ką nori gali va biškį ir įsitvert, kad lengviau būtų. O tokiu grindiniu einam. Pavargau. Kalnų ožys lipa į kalną. Oi. Kaip takelį, pasirodo ne takeliu. Lipo mane. Aišku, reiktų va čia pietų nusifotkinti. Bet kaip prisibrauk, va ten dalies yra. Bet tas aukščiau. Kad čia. O, nu va, prisičekinam. Nu, prilieskim. O, jes, užlipai. Aš pamoju. Dabar aš greitas nenukliuvo. Va. O, geriau. Jie čia. Čia atstumai. Pasiekta. Sės kaip ir nesėdėjom, nes nu ten netikras uostas. Bet vis tiek faina pasiekti viršukalnę. Bet vis tiek toks geras jausmas, kai užlipi, atrodo, eini vargsti, toks uždūsti. Ir užlipi realiai, va 5 minutės pabūni ir jau gali žemyn lipti. Bet aš galiu. Jo, tas jausmas. Mes padarėm. Mes galim. Mes va ten ėjom, žiūrėkit, va ten va. Opa. Va ten buvo. Ten. Va mes einam va tokiais va. Opa. Na čia aišku, kalnų batai būtų perfekt, bet. Nu, pažiūrėkime mane. Nu tai va, Renata tai pasirašė, aš tai ne. Renata ieško informacijos apie šitą kalną. Realiai tai aukštyn buvo lengviau. Ne, man žemyn tai ne aukštyn. Va, gerai kaip stirną nušaluoti. Nusakytum, tie žmonės durnė, ne? Lip į kalną, pabūn pasigrož vaizdu ir vėl žemyn kabarojas. Atrodo, nu, kam viso to geriau? Sėdėčiau prie teliką, ramiai, arba ten kokį bandelę valgyčiau. Ne, reikia mums užlipti skopą. Pritari. Tyli. Lai. Pietų pertraukėlę, ne? Čia vakarienės jau nebe pietų. Bet jau. Turime
bandelių, spurgyčių. O mes pabaigiau? Nebėra, dingo kažkur. Nusipelnėm po spurgytę ant kalno. Nu, kaip ir su vaizdu, sakykime, valgom, va. Čia tai biški nuo šalių, nuo žmonių. Skanu. Labai uogienė bėga. Daug uogienės. Nu, kaip sekasi. Mano kūrės ilgas gerai. Nu, biški aptuštėja ta autostrada. Nu, dabar jau mažiau lipančių į viršų, nes tuoj sutems. Jau kaip ir turėtumėm eiti žemyn, va čia, ta keliu. Ne, tai kadangi ten yra griuvėsiai, tai sakom, einam dar iki ten. A taip, jau atėjom. Ką čia dabar? Ką fotkini? Miestą. Ai, Edinburgą. Of course. Sant Antonis Čapela. Judam žemyn vieną kartą, tai visai sutems ir kelio neberasim. Aidai, grįžom į civilizaciją pagaliau. Gerai. Mes klauną vejamės. Atrodo, eini, viskas vartai ir nebėra kur. Nu, mes tai šoną biškį, bet ten parlamentarai sprendžia įstatymus Škotijos, kokie ilgio sijonus turėtų būti. Ar dengti tuos konkolus, ar ne. Tai va. Čia yra karalių rezidencija Škotijoje. Kartais atvažiuoji čia tiesiog patostogauti. Mašinos tai ne karališkos kieme stovi. Karalių nėra šiuo metu. Nu, judam. Nu, bandom, judam. Nu ką, 16:40 ir Edinburge jau po truputėlį pradeda temti. Ir vėl panašiau į senamiestį vis labiau. Tokie namukai gražėja vėl. Ir naktis ateina, įdomu, kaip naktį atrodys. Va, jau 16:50 dar labiau sutemo. O, žiūrėk, šviesų žinai. Ir tu matas ir dar sveikatos palaksytinį ratais. Geras. Nieko labai čia ir nepražanom. Čia jau panašu, kad mes vaikščiojom. Bet kaip naktį irgi įdomu. Žiauri. Juodas bokštas tik laikrodis šviečia. Čia ne parduotuvė viduje? Nežinau. Man ką tik aplankė toks dežavu, kad aš jau esu buvęs. Buvom prieš valandą gerą. Ne, bet aplamai. O. Nu. Gero. Nebaisu? Ne. Tu eik, aš einu už tavęs. Baisiausia, žinai, kad nesprogtų kanalizacijos vamzdžiai šūdai nebepil. Nu, gal rasim išėjimą. Kur, nu, čia toks jau. O, žmonės gyvena. Ką, žinau, gal argi. Dabar eisim žiūrėti šuniuko skulptūros su liūdna istorija, kurią papasakosim prie skulptūros. Man atrodo, aklygatvis čia eina šiek. Čia senovinį. Vau. Bet vakris. Bet jo jį net palies negali. Gali. Nu tai... Nu, negali palies. Toks mažutis.
Jis sako, reikia paglostyti ir išsipilti, kad sėkmė lydėtų. Toks mažutis. Tai va, šitas šuniukas 14 metų gedėjo savo šeimininko, 14 metų gedėjo prie jo kapo. Va, dabar jis turi paminklą. Nu, kur dabar? O kur dabar? Nu, jau beveik viską aplankėm, ką norėjom. Tai dabar einam tiesiog šį pasivaikščioti po miestą. Mes vis ieškom magnetuko, kad būtų tiesiog su vėliava, bet grinai tik vėliava, daugiau jokių ten užrašymų nieko, bet niekur nerandam. Šiukšlynas, stelažai. Tambai kažkokį tunelį atėjom. Tai gal bomžai gyvena. Kažkaip nejauku. Last drop. Žinai, kas yra drop? Paskutinis lašas. Da. Einam link namų. Užsuksime parduotuvę. Dar, ne? Pilis iš kito galo mes visą apėjom ratu. Nu, einam po truputėlį link savo viešbutuko. Čia dabar yra vėl Princesės gatvė su savo chaosėliu. Čia va, kažkur čia žiūrėjom tą patrankos šūvį. Tai mes tą gatvę jau čia nežinau kelintą kartą praeinam. Nu bet jo, čia autobusai, traukiniai ištisai važiuoja. Mistiškai taip atrodo, rimtai. Va, į kokią gražią gatvytę atėjom. Vėl žmonių pilna, kavinės pilnos, alutį geria vis. Bėgam? Pasiruoš, dėmesį. Ui, bėgam. Dabar iš tos pusės reikia saugotis. Ui, čia kiek daug. Gal reikia paspausti visgi. Paspaudžiau, nepaspaudžiau. Taigi, Renat, pasuoj, suskur. Einam. Jėtų, kokia aš susivėlus, kad tu nieko nesakai. Kaip aš čia taip sugebėjau? Ai, nu judam link namučių. Kiek liko galvoju? Na, nemažai. Kiek mylių liko? Kojos tai medinė. 1,8 mylių. O, 1,8 mylios kart 1,6. Kiek čia gaunasi? 4 kiliukai. Pareisim. Ne, negali, nes kartu būtų... Ne, mažiau. Jo, gavai 3,3. 3 kilai. 3. Na, gerai, sakykime. Pakabu pasaulio. Anuo, tokie. Anuo dar? Va, čia rimtai. Nu. Kaip čia tas Googlas veda mums pro tokius vartelius. Yra, tai šitą. Nu, bet gerai. Eik tu savo. Kokiais mes čia vaikštom naktiniais. O dar užvaikas? Ne, man atrodo, tas priekis supipsina. Gal čia tokia tvora, kaip kalėjimo, su grotom, su spygliais. Nu, va tokiais va judam namo į kalną. Tamsu. Oi, visai nieko nebesimato. Žiūriu, kažkas per keliuką bėga. Sakau, Vaidai, žiūrėk, voverytė. Sako, kokia voverytė, ten žiūrkė. Įdomiausia, kad einam su Google'u ir vedva tokiais parko takeliais. Bet pasako, eikite kairien, sukite dešinien. Viską mato. Liko panašiai apie kilometrą ir čia jau eina dabar ta gatvytė, kur vakar ėjom. Kažkas beldė į langą, man atrodo. Ir vakar ėjom ir šiandien. Jo. Bet kažkas beldė į langą. Bijojau atsisuk, sakau, gal vaiduoklis. Už 300 pėdų suksime į dešinę. Pėdų? Tai, matuojam pėdom.
Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ką? Nu, pėdos, tai pėda ir yra pėda. Einam, ko lauki? Aš norėjau traukinį nufilmuoti. Tai va, mes su juo realiai galėtumėm į oro uostą nulėkti. Nes bilietus atgalinius turim. Easy. Dar trumpas apsišopinimas prieš namus. Gerai, šiek tiek maistelio šiandien dienai ir rytojui. Ir viskas, ryt namo. Nemažai žingsnių šiandien bus, viskas apsipirkom, sumokėjom 16 svarų. Vaits neš kuprinę. Aš nešu batoną, nes nebetilpa į kuprinę. Gerai, vakarienė laukia mūsų. Nu va taip yra, eini, žiūri. Švyturys. Va čia apšviestas naktį ir dar spalvas keičia. Nu gražu. Pagal švyturį mes žinom, kad mūsų namai. Va čia į dešinę. Švyturys mums rodo kelią namo. Gerai, liftas gerai. Veikia svarbiausia. Nereikia 7 aukštą lipti. Viskas, mūsų vakarienė. Čia mano vakarienė. Mano vakarienės praeitas. Tavo irgi gera vakarienė. Ne, mes jau šiandien saldumynų privalgėm, ten spurgyčių visokių, dabar noris mėsytės. Aš pasimgiu pagalį, nes tai man trūksta. Nu ką, Vaidas jau miega. Šiandien nuėjom 44,6 tūkstančių. Vaidas jau lovytį. O šiandien noriu parodyti, kiek žingsnių nuėjom. Tai yra 44 600 su trupučiu metro. Ir... Metr. Nu gerai, Vaidui jau labanakt, ate. Trečias dublis. Tu miegok. Vaidui jau labanaktis. Tai va, einam miegoti, nors dar tik yra... Kiek čia tų valandų? Po 9 kažkiek. Tai va, ir nuėjom šiandien 44 tūkstančių žingsnių, kas yra 35,42 kilometro. Pavarėm gerai. Labanakt.